Malonu matyti jūs, susirinkiusius čia, šioje jaukioje salėje. Jūsų daug. Apsidairykite ir atidžiau pažiūrėkite vieni kitus. Kaip atrodote vieni kitiems? Ramūs, atsipalaidavę, gerai nusiteikę, laimingi. Taip dažniausiai mums atrodo kaimynai, draugai, kolegos, praeiviai gatvėse. Esame linkę galvoti, kad tie, kurie išgyvena didžiulį sielos skausmą, yra kažkur toli. Deja, tai netiesa. Šie žmonės yra šalia mūsų, tik kartais nematomi. Arba todėl, kad mes nenorime jų matyti, arba todėl, kad nepajėgėme. Labai tikėtina, kad šioje salėje yra žmogus, kuriam atrodo, kad jo visas pasaulis sugriuvo. Šis žmogus jaučiasi vienišas, liūdnas, pasimetęs ir bejėgis savo beviltiškoje situacijoje. Kaip priemonę nutraukti šį didžiulį sielos skausmą, jisai mato savižudybę. Žmogų kamuoja dviprasmiški jausmai. Todėl jisai turi didžiulį norą gyventi, tačiau nebepajėgia kęsti šių skausmų. Ir apie savo būseną vienokiais ar kitokiais būdais praneša artimiesiems ar savo kitiems aplinkos žmonėms. Labai giliai viduje šis žmogus tikisi būti išgelbėtas. Pakelkite rankas tie, kurie norėtumėte išgelbėti šį žmogų. Lietuva kasmet fiksuoja apie 1000 savižudybių. Šioje salėje yra 700 žmonių. Jei kiekvienas jūsų įvykdytų ką tik išreikštą norą, Lietuva fiksuotų 300, o nebe 1000 atvejų. Mūsų šalis eilę metų pirmauja Europoje pagal savižudybių skaičių. Per pastaruosius 5 metus pas mus nusižudė 4651 žmogus, o jo savižudybė palietė 46 510 artimųjų. Pagal Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenis, vienai savižudybei tenka iki 20 mėginimų žudytis. Ir tai yra dar 93 000 žmonių. Iš viso daugiau nei 144 000. Ir tai be ketinimų žudytis. Visi šie žmonės buvo šalia mūsų. Praėjusiais metais šioje pačioje salėje TEDx Vilnius renginyje buvo paprašyta pakelti rankas tų, kurios palietė savižudybė jų artimųjų rate. Didžioji dalis salė pakėlė rankas. Tai kaip nutinka, kad mes nesumažiname šitų milžiniškų skaičių? Aš manau, kad jūs norite pasakyti, čia valstybė turi rūpinti šitą problemą. Mes nieko negalime padaryti. Jeigu žmogus nusprendė žudytis, tai jis ir žudysis ir niekas jo neišgelbės. Esu čia tam, kad sugriaučiau šiuos mitus. Tam, kad jūs turėtumėt galimybę išgelbėti žmogų. Ir reikia labai nedaug. Išmokti atpažinti jo siunčiamus signalus ir žinoti, kaip į tai reaguoti. Išmokti taip, kaip mes išmokome Kupiškyje. Mažame Lietuvos mieste, kuris eilę metų Lietuvoje garsėjo ne tik savo grožiu, bet ir didžiausių savižudybių skaičiumi šalyje, kuris 2 kartus viršijo Lietuvos ir 4 kartus Europos vidurkį. Kalbant apie Kupiškį, kiekvieną rytą tikrindama elektroninį paštą vis dar nerimauju, ypatingai paskutinėmis mėnesio dienomis. Ar dar vienas mėnuo praėjo be savižudybių? Žinau, kad savižudybių prevencijos įgyvendinimo komanda laukia pačių geriausių naujienų. Žino tai ir mūsų policijos pareigūnai, kas rytą siųsdami informaciją apie rajone užfiksuotus ketinimus ar mėginimus žudytis. Čia yra labai svarbus dalykas. Kaip dažnai mes tos pranešimus gauname? Pastaruoju metu
raginimą teikti pagalbą keičia pareigūnų žinutės. Labas rytas, įvykių nėra, gražios dienos. Ir tai yra patys gražiausi laiškai, suteikiantis puikią nuotaiką visai dienai. Tačiau tai buvo ne visada. Dar prieš 2 metus kiekvieną savaitę sulaukdavome žinių apie žmonės, kurie mėgino nutraukti savo gyvybę, kurie galvoja apie savižudybę, 1 kartą per mėnesį apie tai, kurie patys išėjo iš gyvenimo, nepajėgdami ištverti savo kančios. Kas įtakojo šios pokyčius? Pirmiausia, tvirtas apsisprendimas ir atkaklumas. Kupiškyje šis apsisprendimas atėjo dar 2012 metais, kai viename didžiausių Lietuvos psichologų kongrese, pačiame didžiausiame renginyje, autoritetingi kolegos kalbėjo apie Kupiškį, kad šis miestas ir rajonas eilę metų garsėjantis savižudybėmis skaičiumi visiškai nesiima jokių priemonių problemai spręsti. Pati pajutau atsakomybę imtis veiksmų. Aš čia gyvenu, čia užaugo mano vaikai. Kasdieninių darbų sūkuryje per visus tuos metus, kuriuos gyvenu čia, niekada nesusimaščiau, kad šalia manęs yra tiek daug kenčiančių žmonių. Grįžusi parašiau kreipimąsi Kupiškio rajono savivaldybės tarybai ir paprašiau imtis spręsti problemą. Gavau kvietimą į posėdį, visi pritarė šiai idėjai, tačiau viskas liko po senoviai. Ir dar keletas bandymų kažkaip išjudinti sistemą nepavyko. Todėl ėmėmės iniciatyvos patys. Susibūrė į komandą ir atlikę parengiamuosius veiksmus, ėmėmės konkrečių žingsnių padėti žmonėms, kurie ketina ar mėgina žudytis įgyvendinimo. Jau per sekančius 3 mėnesius Kupiškyje besikreipiančių į psichologus padaugėjo 3-4 kartus. Kartais užteko būti šalia žmogaus, kartais reikėjo padėti spręsti jam problemas, o kartais tiesiog kautis dėl jo gyvybės. Žinau, kad jums rūpi rezultatai. Mes taip pat norėjome jų kuo greitesnių ir kuo geresnių. Fiksuodami kasmet iki 15 atvejų per metus, per pastaruosius 13 mėnesių turime ryškų skaičiaus sumažėjimą. Mes įsikėlėme tikslą per artimiausius 5 metus pasiekti Lietuvos vidurkį, kas būtų 6 atvejai per metus, vėliau Europos 3 atvejai per metus. Taigi, per pastaruosius 13 mėnesių mes esame užfiksavę 4 rajone gyvenusių žmonių savižudybės, 11 išgelbėtų gyvybių. Ir kiekviena jų galėjo būti iš jūsų pažįstamų rato. Per 3 iniciatyvos metus labai toli nukeliavome, labai daug išmokome ir patyrėme. Noriu su jumis pasidalinti pagrindinėmis pamokomis. Atidžiai klausykitės, jums jų prireiks. Pirmoji pamoka – pasirengti besikeičiančiai situacijai. Pradėjus kalbėti apie savižudybę, gali imti atrodyti, kad daugėja ketinančių žudytis. Tai yra netiesa. Šie žmonės tampa geriau matomi. Mes tiesiog galime geriau išgirsti jų ženklus. Kartais atrodo, kad žmonių emocinis skausmas kaip neišsemiamas gilus šulinys. Ilgus metus nespręsta problema yra labai gili. Ir tam, kad mes visi galėtume ją spręsti, turime susitelkti. Kupiškyje susitelkė vietos specialistai, geriausi šalies ekspertai, bendruomenių lyderiai, verslininkai, aktyvūs visuomenininkai, daug visos šalies institucijų. Bet svarbiausia, susitelkė žmonės. Kiekvienas bendruomenės narys, apmokytas atpažinti kenčiantį žmogų, žinojo, kad reikia kreiptis pagalbos ir tą darė. Pasiruošimas skepticizmui ir nepasitikėjimui. Net ir norą gelbėti žmonių gyvybės lydi skepticizmas ir priešiškumas. Daugybę kartų galvojam,
žmonės ir mums tą atvirai sakė, jūs nieko nepadarysite, jūs nepasieksite, čia yra neįmanoma. Kaip su tuo susidoroti? Susitelkti, turėti palaikymą ir tvirtai tikėti tuo, ką darai. Požiūrio keitimas. Požiūrio tų, kurie nori žudytis, kurie galvoja apie savižudybę ir kurie yra šalia. Susitelkę į vieną tankų tinklą, visi specialistai nuolat galėjo vieni kitus pasiekti telefonu ir tartis. Kartais kaip teikti žmogui pagalbą, o kartais kaip skubiai gelbėti gyvybę. Kaip tai atrodo realybėje? Įsivaizduokite. Kaimynė praneša apie jauną kenčiančią moterį. Socialinis darbuotojas skambina psichologui ir prašo skubios pagalbos. Atveža ir palydi į kabinetą. Psichologas konsultacijos metu mato, kad čia reikalinga psichiatro pagalba. Ir nors darbo diena artėja į pabaigą, yra skambinama psichiatrui ir sutariama, kad jis nedelsiant moterį priims. Socialinė darbuotoja veža moterį į polikliniką, tuo metu rūpinasi jos mažamečių vaikų, o vėliau, kad moteris įsigytų gydytojo paskirtų vaistų. Pastebėjote, kad darbuotoja dirba tikrai ne tai, kas jai priklauso. Ji dirba žymiai daugiau negu priklauso. Ir Kupiškyje taip dirba didžioji dalis specialistų. Čia yra labai svarbu, kad žmonės žinotų, jog pagalba bus. O specialistai visada būtų pasirengę padėti ir turėtų galimybę tartis. Nesustoti. Mūsų klausia, kaip jūs ištverėte šitą didžiulį, kartais milžinišką krūvį? Kaip jūs nepalūžtate? Atsakymas paprastas. Daug nusivylimų iškentę žmonės mumis patikėjo. Jie užpylė mus telefonų skambučiais su prašymu padėti. Mes neturime teisės nuvilti šių žmonių. Mumis patikėjo specialistai. Ir kai tu gauni telefono žinutę, labai prašau, išgelbėkit mano mamą. Kai benamis pasiskolina telefoną vienam skambučiui ir tas yra skambutis skirtas mums. Kai žmonės dėkoja už išgelbėtas gyvybės arba gatvėje su ašaromis akise dėkoja už tai, ką darome, nekyla mintis sustoti. Didžiuojuosi Kupiškio žmonėmis ir savo komandą, kurie net ir sunkiausiais etapais nesustojo. Tinkamo veikti laiko identifikavimas. Pats geriausias laikas veikti yra esamasis. Tai ar jūs pasiruošę gelbėti žmogaus gyvybę? Tam, kad galėtumėte tą padaryti, jūs turite tą žmogų atpažinti. Kaip galima atpažinti žmogų? Pirmiausia, apie savižudybės riziką signalizuoja pasikeitusi žmogaus emocinė savijauta. Žmogus liūdnas, užsisklendęs, vienišas, pastebima stipri emocijų kaita, žemas savęs vertinimas. Ši žmogaus emocinė būklė atsispindi jo elgesyje. Žmogus nebeužsiima jam mėgiamą veiklą, mažiau bendrauja, o net ir būdamas su kitais žmonėmis jaučiasi tarsi atitolęs. Jis ima vartoti daugiau alkoholio, rizikingai vairuoti ar kitaip neįprastai elgtis. Žmogus pradeda domėtis savižudybės būdais ir priemonėmis. Jam rūpi, kokiomis priemonėmis dažniausiai nusižudo žmonės Lietuvoje, kokios priemonės yra pačios patikimiausios. Jis siunčia tiesioginės ar netiesioginės užuominas apie savižudiškas mintis. Man atsibodo, aš niekada neišlipsiu iš šios juodos duobės, man niekas negali padėti. Šita kančia niekada nesibaigs. Kartais žmogus gali pasakyti tiesiai, aš galvoju nusižudyti. Ir net jeigu jums atrodo, kad tai manipuliavimas, privalote reaguoti. Nes kiekvienas atvejis yra svarbus ir vertas mūsų visų laiko. Po ilgai trunkančios prislėgtos nuotaikos, be jokios svarbios priežasties, žmogus atrodo daug linksmesnis. Ir tai gali būti ženklas, kad jis priėmė galutinį sprendimą, žino laiką, vietą ir būdą, kur nutrauks savo gyvybę. Dabar noriu paprašyti jūsų
trumpam užsimerkti ir pabandyti atpažinti tokį žmogų savo aplinkoje, nes tai yra dažniausias ketinančio žudyti žmogaus psichologinis paveikslas. Jeigu jūs atpažinote tokį žmogų, jūs natūraliai gali apimti nerimas. Ką dabar daryti? Kaip man reaguoti? Ar kalbėti? Ar nekalbėti? Gal kalbėjimas tik paskatins jo norą žudytis? Šie klausimai yra visiškai natūralūs. Atsakymas vienareikšmis – kalbėti. Vadovaukitės pagrindinę taisyklę. Geriau sureaguoti, kai nereikėjo, negu nesureaguoti, kai reikėjo. Nes to etapo žengti atgal neįmanoma. Taigi, jeigu jūs atpažinote žmogų, ką mes turėtume daryti ir kaip turėtumėte reaguoti? Pirmiausia, patikėkite. Patikėkite, kad net ir pačiam artimiausiam, pačiam stipriausiam žmogui gali grėsti savižudybės pavojus. Žiūrėkite į tai rimtai. Kiekvienas atvejis yra labai svarbus. Nepraleiskite jo juokais. Kiekvieną atvejį pabandykite išsamiau išanalizuoti. O tai padarysite pasitikslinę. Galite paklausti paties žmogaus, daugiau apie jo savijautą, galite paklausti kitų jo artimos aplinkos žmonių. Klauskite tiesiai. Aš girdžiu, kad tu jautiesi beviltiškai. Ar tu galvoji apie savižudybę? Mitas, kad kalbėjimas apie savižudybę ją skatina. Klauskite drąsiai ir tiesiai. Būkite ramūs. Išgirdę žmogaus patvirtinimą, kad jis galvoja apie savižudybę, neišsigąskite ir nesupanikuokite. Taip žmogus ramiau jums atsivers. Išklausykite. Skirkite laiko tiek, kiek reikia, neatidėkite kitai dienai. Paskatinkite žmogų išsakyti savo jausmus. Parodykite, kad jį suprantate, kad jis jums yra svarbus ir kad galite pasiūlyti petį, į kurį jis gali atsiremti. Parodykite rūpestį. Pasakykite, tu man rūpi. Ieškokite pagalbos. Pirmas žingsnis – būti šalia žmogaus. Tačiau labai dažnai reikia žmogų nukreipti ar net palydėti pas specialistą. Jūs ką tik sužinojate, ką turėtumėte daryti. Matote, kad tai yra labai nedaug. Taigi, jeigu jūs norite išgelbėti gyvybę ir įvykdyti savo iškeltą norą, jūs privalote būti drąsūs, jautrūs, empatiški, susitelkę, keliantis pasitikėjimą ir svarbiausia, atsakingi. Turėdami kelias laisvas minutės, raginu parašyti žinutę tiems, apie kuriuos šiandien galvojate. Parašykite jiems. Pakartokime raktinius žodžius. Tu man rūpi, esi man svarbus. Galvoju apie tave, norėčiau tau padėti, gali manimi pasitikėti, esu pasirengęs būti su tavimi. Yra sakoma, kad paprasti žmonės nežengia papildomos mylios. Bet kas pasakė, kad jūs paprasti? Ženkite vieną papildomą žingsnį ir sumažinkite žmogaus kančią ar išgelbėkite jo gyvybę. Tikiu jumis.